Šį sezoną esat laimės kūdikiai? Panašu, kad taip. Po šių varžybų tai tikrai taip. Kaip nepasimetėt, kai liko tiek nedaug laiko ir atrodė, kad jau rankos lyg ir nuleistos? Faktiškai jų buvo žaidimas, jie netgi įmušė įvartį, mūsų spaudė vienas tas standartinė situacija, po kurios, kaip sakoma, buvo smūgis į vartus, daleiskim, taip galima jį pavadinti, vartininko klaida ir įvartis. Tai čia netgi ne tai, kad nepasimetėm, bet tiesiog pasisekė čia, galima tik taip pasakyti. Pačios džiaugsmingiausios rungtynės šį sezoną? Pats džiaugsmingiausias taškas, galima sakyti. Kiek jis, sakykime, pasitarnaus likusiam grupių turnyrui? Aš manau, kad tikrai turėtų pasitarnauti, nes Žaibo Kirtis buvo dabar treti, mes antri, tai kaip ir mes jų neužleidom į priekį. Tai pilni šansai kovoti dėl antros vietos grupiai, o gal net ir dėl pirmos. Žiūrėsim, kaip Dineris sužais. Žaibo Kirtis šiemet nėra tas Žaibo Kirtis, kuris buvo praėjusiais metais. Tiesa ar ne? Sunku pasakyti. Praeitais metais irgi buvo pas mus varžybos, kada pirmavom 2-0, pralaimėjom 3-2. Taip kad žaidžia. Negaliu pasakyti, kad tikrai prašiau žaidžia. Šiemet mes atrodėm tikrai labai blankiai, nebuvo pas mus gal 5 žaidėjų, 5 svarbių žaidėjų, tai labai buvo sunku žaisti.